Sveiki, brangus mūsų žiūrovai ir klausytojai, vėl su jumis sveikinamės laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica, Vilniuje ir mano brangus kolega JAV lietuvis, advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje, aptariam JAV pasaulio ir šiek tiek Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Prisipažįstame, kad kalbamės Liepos 9 dieną, tikimės kuo greičiau išeiti į eterį. Ir šiandien kalbėsim turbūt daugiausia apie Trumpo asmenį ir jo pastaruoju metu, pasižiūrėsim kaip išryškės laidos eigoje, bet galbūt pergalės. Ir pradėkim nuo vidaus politikos, kuri, gal mūsų Lietuvoje yra tolimesnė, o jums kitapus balos artimesnė. Kas ten vyko pastaruoju metu svarbiausio ir man norėtųsi pradėti nuo teismų. Trumpo santykiuose su aukščiausiuoju teismu. Jeigu sakom, kad kalbam apie pergalės, tai ar buvo kokia nors pergalė? Vytautai, būdu esam kalbėję porą kartų apie žemo lygio teisėjus, kurių yra 700 beveik Amerikoje, kurie praveda įstatymus, nustato įstatymus visai Amerikai, nors jų teritorija, jų autoritetas yra labai ribotas. Tai buvo iškelta demokratų maždaug 200 bylų, pasirinkta labai kairiųjų pažiūrų teisėjus, kurie bandė suparalyžiuoti prezidento Trump veiklą. Pagaliau daėjo iki vyriausio teismo ir vyriausias teismas pasakė, kad tie žemieji teisėjai, žemiausio lygio teisėjai federaliniai neturi teisės padaryti sprendimų visai Amerikai, negali suparalyžiuoti prezidentą. Tai čia buvo didelis laimėjimas prezidentui. Bet buvo dar du kiti laimėjimai. Būtent vyriausias teismas nutarė, kad valstijos, kurios apriboja lyties keitimo procedūras vaikam iki 18 metų, turi teisę uždrausti tokias operacijas. Taip, vienu žodžiu, reiškia, valstybės gali nutarti, kad iki 18 metų lyties pakeitimų procedūrų vaistų negali būti vaikam. Kas buvo labai svarbu, nes valstijos protestavo, vaikai negali padaryti to sprendimo, tai sprendimai yra visam gyvenimui. Ir tada trečias labai svarbus sprendimas iš vyriausio teismo buvo dėl tėvų teisės, kad tėvai gali ištraukti savo vaikus iš klasių ir mokyklų, kur dėsto jų religijai priešingas teorijas, ypatingai kas liečia, homoseksualų procedūras ir panašiai. Čia buvo didelis laimėjimas tėvam ir didelis smūgis viešų mokyklų profsąjungom, kurios propaguoja tokias programas. Tai teismuose prezidentas Trump laimėjo didelis 3 laimėjimus. Jeigu jūs sutiksit, aš norėčiau prie kiekvieno iš jų gal po truputį stabtelt. Mažiausiai mums suprantamas Lietuvoje yra apie tas teisėjų galią, sustabdyti prezidento sprendimus. Kas čia per galia buvo? Ar aš gerai suprantu, kad ne tik aukščiausias teismas, bet ir žemesnių teismų teisėjai galėjo priimti sprendimą ne tik konkrečioj byloj, bet ir plačiau valstijoje kažką uždraus, sustabdant, pavyzdžiui, prezidento sprendimo įsigaliojimą? Esu minėjęs vieną kartą, būdu kalbėjom, Vytautai, Amerikos federaliniai teismai yra sudalinti į 3 skyrius. Žemiausio lygio teisėjai turi 94 yra apygardos ir teisėjai yra paskirtis tuose apygardose. Tokių teisėjų 677. Ir teoretiškai jie turėtų tik tai tvarkyti bylos, kurios yra iškeltos tose rajonuose ir kur turi konkrečių, kaip sako, case and controversy. Turi tik tai tas bylas spręsti, negali daryti bendrų sprendimų visai Amerikai. 200 teisėjų bandė tą padaryti. Prezidentas Trump turėjo apeliuoti į apeliacijos teismus. Kai kurie apeliacijos teismai sutiko su prezidentu Trump, kai kurie nesutiko. Tada vyriausias teismas sutiko išklausyti tas bylas ir nutarė, kad tie žemo lygio teisėjai neturi teisės, spręsdami vietinę bylą,
iškelti, sustabdyti visos Amerikos eigą ir įsakyti prezidentui, ką jis gali, ką jis negali daryti, nes neturi bendro su tom bylom, kurios yra iškeltos jų rajonuose. Jie neturi teisės tą daryti. Čia buvo didelis laimėjimas prezidentui Trumpui. Supratau. Jeigu aš gerai supratau, naujausia aukščiausio teismo teisėja šitoje byloje pasakė kažką labai skandalingo, dėl ko pirmą kartą gana riebiai apie ją atsiliepė ir kiti kolegos. Ar jūs fiksavo tokį epizodą? Nes aš nespėjau įsigilinti ir nesupratau, ką į tokio pasakė. Prezidentas Biden paskyrė vieną teisėją, prieš skiriant sakė, turi būti moteris ir turėjo būti juodukė. Tai ne pagal kvalifikacijas, bet pagal rasę, pagal išvaizdą paskyrė teisėją. Ir ta vargšė teisėja pasakė, kai ji nesutinka su ta pagrindinė byla, kadangi ten yra per daug įstatymų, interpretacijų ir per daug teorijų. Jai yra lengviau žiūrėti į jausmus ir jausti, kaip turėtų būti, o nežiūrėti, kokia yra teisinė procedūra. Reiškia, jai teisinės bylos yra per daug sudėtingos. Ji nelabai norėjo kreipti dėmesį į teisinius principus. Ji nori daryti sprendimus pagal savo jausmus. Kas aišku yra neteisėjos pareiga. Nesidomėčiau JAV politiką, nepatikėčiau, bet dabar mes tame gyvenam ir čia ne pirmas toks turbūt mąstymo epizodas. Tie kiti du sprendimai, aš norėčiau juos supriešinti savotiškai tarpusavėje tuo požiūriu, kad vienas Lietuvoje skamba kaip visiškai, beprotiški neįmanomi dalykai, tai yra apie lyties keitimą. Lyties keitimas Lietuvoje yra dar tik atsargiai taip teisingumo ministrės buvusios bandomas įteisinti ir sveikatos ministro įsakymais, pavadinkim taip, kiša koją tarp durin tą galimybę suaugusiems ir kalba eina, ar jiems leisti. Čia tuo tarpu JAV, ar ne, mes suprantam, kad leista suaugusiems, leista vaikams ir dabar valstijos kovoja už teisę apriboti tą galimybę vaikams. Ir teismas sprendžia, ar iš vis galima apriboti tą galimybę vaikams. Ir šituo požiūriu tai yra labai labai toli nuėję nuo tos diskusijos, kuri kol kas yra Lietuvoje. Aš sakyčiau, ačiū Dievui, kad Lietuva čia labai atsilieka. Teisinis principas, Vytautai, buvo ar vietinės valdžios, tai yra ar valstijos turi teisę riboti, kaip yra gydomi arba negydomi vaikai. Ir teismas pasakė, kadangi 10 valstijų, kurios yra valdomos respublikonų, pravedė įstatymus, kad mažų vaikų iki 18 metų lyties keitimas yra pavojingas, nes jie gali pakeisti nuomonę, kai jie yra suaugę, bet tada negali jau grąžinti jų sveikatos. Tai vyriausias teismas pasakė, kad tokie klausimai priklauso valstijų kompetencijai. Nėra federalinis klausimas, kiekviena valstija turi teisę nutarti, kaip tą daryti. Kitaip sakant, teismas nelindo į patį principinį ginčą, teisinga, gera, ne tai yra. Supratau. Kitas klausimas apie religinės teises ir galimybę leisti ar neleisti vaikus į tam tikras pamokas, priešingai yra labai aktualus ir pažįstamas ir Lietuvoje. Todėl, kad Lietuvoje berods 21 metais, jeigu nepainioju, buvo priimta gyvenimo įgūdžių programa, pagal kurią tapo bendrųjų programų dalimi ir pamokos apie visų orientacijų normalumą, nediskriminavimą dėl lyties tapatybės, kas būtent reiškia pripažinimą žmonių tokios lyties, kokie jie yra ir taip toliau. Praktikoje, kiek aš žinau, absoliuti dauguma mokytojų tiesiog ignoruoja tuos programų punktus, nekreipia į tai dėmesį ir apie tai nedėsto. Taip sakant, turinys mokyklose išliko normalus. Bet faktas, kad švietimo ministerijos patvirtintose programuose tie dalykai yra ir kad tėvai neturi galimybės neleisti vaikų į tas pamokas. Ir tai yra tapę aktualiu klausimu ir tėvų teisių kovos objektu Lietuvoje. Tai čia, sakyčiau, labai pažįstama ir mums šitą temą. Ir tie dalykai yra savaip susiję, ar ne, kaip pagalvoju, nes pamenu pavyzdžius berods iš Kanados, bet buvo to ir JAV, kai tėvai, gindami savo kaip tėvų teises, pavyzdžiui, negalėjo, prarado
parental rights, savo kaip tėvų teises dėl to, kad nepripažino savo vaikų išsigalvotos lyties. Vienas iš tėvų regis net buvo kalinamas Vancouveryje ar kurioj Kanados vietovėje. Ir čia kas atsitinka, jeigu tu nori užtikrinti savo vaiko sveikatą, tiek fizinę, tiek psichinę, translytiškumo klausimais, tai tavo kaip tėvo teisės, lygiai taip pat kaip ir mokyklų programų klausimais, gali būti ir aš kaip suprantu daug kur yra ribojamos. Čia buvo labai svarbus sprendimas iš to taško, Vytautai, kur Lietuvoje gal ir būtų sunku suprasti, kadangi čia yra daugiau vietinis dalykas. Amerikoje privalo vaikai eiti į viešas mokyklos iki tam tikro amžiaus, iki 16 metų. Tos viešos mokyklos yra valdomos profsąjungos, mokytojų profsąjungos. Tos mokytojų profsąjungos labai daug sukelia pinigų iš mokytojų ir yra kairių pažiūrų, ypatingai kairių pažiūrų. Dabar mokytojų skaičius ir tada nario mokestis profsąjungom kyla iš kiek mokinių lanko tos viešas mokyklos. Tėvai gali pasirinkti, siūsti vaiką į viešą mokyklą, kur valdžia apmoka viską, arba siūsti, daleiskim, katalikiškas mokyklas, ar liuteronų mokyklas, arba privačias mokyklas, kur tėvai turi patys mokėti už tą mokslą. Tai profsąjungos gauna daugiau, jeigu daugiau vaikų eina į tas viešas mokyklas. Šitas sprendimas duoda tėvam teisę vaikus iškelti iš viešų mokyklų į privačias mokyklas, pilną teisę iškelti vien dėl to, kad viešos mokyklos dėsto prieš tėvų religinius principus, kas liečia tarp kitko homoseksualai ir kitos temos. Nes svarbiausiai buvo klausimas dėl homoseksualų, ypatingai daug knygų, kur skaityklose yra vaikam, kur mokino vaikus nuo 3 metų ar 4 metų apie homoseksualų teisės ir kokie yra laimingos šeimos sukurtos tarp vyro ir moters ir moters. Ir tėvai turi teisę vaikus iškelti iš mokyklos dėl to. Supratau, tikrai kitokių kampų tas vyksta klausimas negu Lietuvoje. Pažvelkim dar į 2 sprendimus, kurie, vėlgi aš sakyčiau, turbūt bus kaip Trumpo pergalės. Tai yra tai, ką jis pats vadino dideliu gražiu biliu, ar ne, Big Beautiful Bill, keitęs mokesčių politiką ir gal ne tik. Kas čia praėjo visai neseniai senate, kokia to esmė, kodėl Trumpas taip to didžiuojasi ir kaip jūs tą vertinate? Labai didelis laimėjimas. Reikia atsiminti, kad pravesti įstatymą turi praeiti prie atstovų rūmus. Jeigu liečia mokesčius, pirmą per atstovų rūmus, kurios respublikonai turi tik tai 4 balsų skirtumą iš 435 balsų. Vienu žodžiu, jie turi yra labai sunku pravesti įstatymą, jeigu demokratai balsuoja vienbalsiai prieš. O senate respublikonai turi tik tai 3 balsų skirtumą laimėjimą iš 100. Tai pravesti sudėtingą įstatymą yra labai sunku. Prezidentas Trump labai norėjo tą įstatymą pravesti, kadangi ten yra visa eilė jo pažadų išreikštų per rinkimų kampaniją. Sumažinti mokesčius kai kuriam darbininkam, sumažinti pensininkam mokesčius ir panašiai. Visi manė, kad ta byla jokių būdų nepraeis. Prezidentas Trump spaudė, kad praeitų iki Amerikos nepriklausomybės dienos švenčių. Ir tas pasisekė naktį prieš šventę. Buvo didelis laimėjimas Trump. Detalės to mes galėtume praleisti visą valandą kalbėdami apie to dėl mokesčius ir kaip jie keičia. Bet čia yra didelis laimėjimas, kadangi sumažina mokesčius visai Amerikai ir panašiai. Ar aš teisingai suprantu, JAV yra apmokestinama pajamų mokesčiais ir pensijos, teisingai? Taip. Pensininkai, kurie gauna pensijas, jeigu jų kitos pajamos yra didesnės negu nustatyta norma ir ta norma nėra aukšta, tai jie turi mokėti dar kartą mokesčius ant tų pensijų, kur gauna.
Reikia atsiminti, kad tie pensijų pinigai jau kelis kartus buvo mokesčiai buvo mokami, kad galėtų sutaupyti tos pinigus. Ir dar ant galo, kai grąžino tas pensijas, būdavo dar vienas mokestis. Tai dabar nuėmė tą mokestį, kad pensininkam nereikėtų mokėti. O pensininkų yra apie 60 milijonų Amerikoje. Tai čia didelis dalykas. Aš klausiu, nes Lietuvoje mums tai nėra įprasta ir net diskusijos tokios, ko gero, nėra buvę, kad gal įvesti tokį mokestį. Tai čia buvo verta atkreipti mūsų klausytojų dėmesį. Kitas sprendimas, ar net nežinau, sprendimas, gal rezultatai, reikėtų sakyti, ryškėja tam tikri rezultatai su Meksikos sienos kontrolė. Ar teisingai ir kokie jie? Tai kitas pažadas prezidento Trump, kuris įvykdė pirmą dieną, kai tapo prezidentu savais dekretais, būtent tarp rubežius, tarp Meksikos ir Amerikos dabar yra pilnai uždarytas. Ir kad duot pavyzdį, tai Biden 4 metus buvo atidaręs rubežių. Žmonės iš viso pasaulio galėdavo peržengti sieną ir pasakyti, kad jie nori Amerikoje išreikšti savo teises ir panašiai. Ką darydavo Biden administracija? To žmonės užregistruodavo ir sakydavo, už 3-4 metų ateikit į imigracijos teismą. Pasiaiškit, kodėl jūs atėjot ir juos paleisdavo. Kiek tokių žmonių būdavo? Tarp 150 ir 300 tūkstančių į mėnesį. Jeigu gali įsivaizduoti, per 4 metus tarp 11 ir 20 milijonų žmonių įėjo į Ameriką be jokio patikrinimo. Išskyrus, kad jie užsiregistravo, kai perėjo neteisėtai per sieną. Dabar 2 mėnesius iš eilės nei vienas žmogus neperėjo taip. Tai vietoj, kad būtų 150 ar 300 tūkstančių, dabar nepraėjo nei vienas, 2 mėnesiai iš eilės. Tas yra tikrai įspūdinga, aš irgi atkreipsiu dėmesį. Dažniausiai mes, bent jau kai seki žiniasklaidos soc-tinklus, tai girdim tuos skaičius apie deportacijas. Ir deportacijomis Trumpas tarsi labai ir neišsiskiria. Tik triukšmo daugiau kilo, nes jam priešinamasi. Bet šiaip juk prezidentai visi deportavo milijonus nelegalių migrantų. Didysis skirtumas yra tas, kad Trumpui dabar pavyksta kontroliuoti sieną ir naujai ateinančius. Ir demokratai yra nutarę kovoti prieš viską, ką Trump daro. Gero ar blogo, nesvarbu. Jie guldo galvas kovoti prieš viską, ką prezidentas Trump daro. Ir taip daro didelę žalą Amerikai. Dabar dėl imigracijos jie visai vadino imigracijos agentūrą naciais, geštapo ir panašiai. Pats minėjai, kad visi prezidentai deportavo neteisėtai įėjusius vadinamus imigrantus, nors jie nėra imigrantai, kadangi nėra teisiniai praėjo rubežių. Daugiausiai iš Amerikos deportavo prezidentas Eisenhower. Prezidentas Obama, kuris yra taip mylimas demokratų tarpe, 2 daugiau deportavo, negu dabar deportuoja prezidentas Trump. Bet viską tą demokratai yra užmiršę ir vaidina Trump, kad yra diktatorius, kadangi jis vargšus imigrantus deportuoja. Tokia ta politinė kova. Čia turbūt Taip. jau mes ir Lietuvoje nenustepsim, kad taip elgiamasi. Labai įdomu būna stebėti, kaip tos pačios partijos perėjusios iš valdančių pozicijų į opoziciją arba atvirkščiai ir plokštelę apverčia aukštyn kojomis. Bet pradėkim kalbėti apie užsienio politiką. Čia mes Lietuvoje tikrai daugiau akyliau sekam, kas vyksta ir turim tokį dažniau gal demokratišką žvilgsnį į tą situaciją. Pastaruoju metu nemažai kur pavyko taikdariu būti Trumpui. Sutinkat ar ne? Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į kiek Trump paskutinės 2 savaitės atliko, to Pakistano ir Indijos karas, kuris buvo prasidėjęs prie rubežiaus ir vis kasdieną kilo didesnis pavojus, kad bus tarp tų 2 atominių kraštų, ginkluotų kraštų tikras karas. Jau buvo pradėję aviaciją, visą eilę lėktuvų buvo sunaikinta, daug žmonių palyginus žuvo ant rubežiaus. Prezidento Trump
dėka Pakistanas ir Indija susitarė taikai. Kitas pavyzdys buvo Kongo, Ruanda, kur buvo karas 30 metų, kur žuvo tūkstančiai žmonių, beveik milijonas žmonių. Abi pusės atskrido į Vašingtoną ir prezidentas Trump sėdėjo ir juos sutaikė. Ir pirmą kartą per 30 metų įvyko taika. Kas buvo labai įdomu, Vytautai, buvo paklausti Kongo atstovai, kiek padėjo prezidentas Bidenas per 4 metus jiem tartis, kadangi ten vyko labai rimtas Vidurio Afrikos karas. Žinai, ką jie atsakė, Vytautai? Jie bandė skambinti, bet prezidento Biden Baltieji rūmai neatsakė telefonu. Kada nors reikės grįžti prie Kongo ir Afrikos, kadangi ten yra labai svarbi kova tarp Rusijos ir Kinijos. Ir dabar Amerika bando išgelbėti vieną iš svarbiausių valstybių tenais, būtent Kongo. Kitas pavyzdys, kaip Trump pasisekė, jis privertė Iraną ir Izraelį nutraukti karą ir laikinai sulaikyti karo stovį. Vienu žodžiu, priešai, kurie yra mirtini priešai. Prezidentas Trump labai supyko ant Izraelio, kad jie toliau bandė bombarduoti ir privertė Izraelio lėktuvam net apsisukti atgal, grįžti ir laikyti. Dabar ta taika tęsiasi dabar jau kelias savaitės dėka Trump. Vienu žodžiu, yra savo išnaudodamas Amerikos karinę jėgą, prezidentas Trump mokėjo net 3 atvejuose tarptautinai įvesti taiką, kas yra didelis laimėjimas Trump filosofijai, kuris sako, su galinga Amerikos kariuomenė, su galingu kraštu Amerika gali įvesti taiką pasaulį. Čia yra jo tarptautinė teorija. Vienu klausimu taikos įvesti kol kas nepavyksta ir mes gan viltingai Lietuvoje žiūrime, kad pagaliau Trumpas ima pykti dėl šito. Tai yra be abejo situacija Ukrainoje, kur Rusija tęsia agresiją jau, dievaži, 4 metus. Ir pastaruoju metu, bent kaip mes tą matėm, Trumpas pareiškė, jog negali leisti Ameriką savo skirti tiek ginkluotės, kiek iki šiol skirdavo Ukrainai, sumažina tą ginkluotę. Putinas tą išnaudojo kaip galimybę padvigubinti faktiškai oro antskrydžius Ukrainoje. Žodžiu, toli gražu ne kaip kokį nors ženklą, jog reikia siekti taikos. Mes, aišku, to tikėjomės, kad jis taip ir reaguos. Ir tada sekė 2 pokalbiai, ar ne, su Zelenskiu ir Putinu. Baigėsi tuo, kad Trumpas pasakė, Putinas giving us a lot of bullshit. Tikrai turbūt nereikia versti. Ir dabar yra vilties, manau, Lietuvoje ir tarp kitų palaikančių kraštų, kad pagaliau pajudės ir sankcijos, ir didesnė pagalba Ukrainai. Ką Jūs manot, kaip čia dėliojasi? Ar pagaliau pamatysim peace through strength, tai yra taika per jėgą ir Rusijos atžvilgiu? Aš nežinau, ar gausi tikrą ramybę tenais. Aš nežinau, ar galės nutraukti karą. Bet aš manau, kad prezidentui Trump atsibodo prezidento Putino, karo nusikaltėlio, žmogžudžio tęsimas tų derybų. Prezidentas Trump labai kantriai kalbėjosi su Putinu. Būtų esam kalbėję, kad, manau, yra įtaka New Yorko ir Miami biznierių, kurie turi ryšius su Rusija ir jiems sankcijos labai kenkia. Jie turi didelę įtaką Trump administracijai, bet čia yra kitas užklius. Kas liečia ginklų nutraukimą, yra truputį neteisingai perduota informacija. Ginklus nutraukė ne prezidentas Trump, bet prezidento Trump paskirtas gynybos sekretorius, ministras. Taksat. Ir jo argumentas buvo, kad Amerikos ginklų sandėliai dabar yra tiek išsekę dėl Ukrainos ir Izraelio karo, kad pati Amerikos kariuomenė neturi užtenkamai ginklų apsiginti.
kas dalinai gali būti teisybė, kadangi yra artimuose rytuose eilė Amerikos bazių, kurioms yra pavojus iš Irano, jeigu vėl ten vyktų karas. Tai tas argumentas yra tvarkoj, bet ko žiniasklaida neminėjo ir ko prezidentas Trump neminėjo, tai daugiausiai ginklų buvo perduota Izraeliui. Izraelis gavo kiek tik norėjo ginklų dabar 2 metus kariauti su palestiniečiais ir su Iranu. Taip, kad Amerikos ginklai buvo perduoti be jokių ribų Izraeliui. Ne tik ginklai, bet ir pinigai finansuoti tą karą. Bet to nieks nemini. Bet dabar atrodo, kad prezidentas Trump sutiks su Seimo, Amerikos Seimo dauguma. Yra senatorius Cruz ir kiti pora demokratus kartu sutiko, kad reikia pravesti Seime iš 100 Seimo narių 84 yra pasisakę, kad reikia sugriežtinti sankcijas ne tik prieš Rusiją, bet prieš visus kraštus, kurie iš Rusijos perka naftą. Aišku, tas būtų Rusijai labai labai nuostolinga ir tas gali paveikti visą karo eigą. Tikėkim, kad taip įvyks, kadangi dabar Putinas yra ne tik tai eina prie taikos, bet jis bando visais būdais daugiau žaloti Ukrainą. Na, tikėkimės, kad taip ir bus. Žinot, čia yra ironiškas momentas ir ES šalyse yra dar perkančių žaliavas iš Rusijos. Daugam tektų rinktis. Bet mes, aišku, geopolitiškai saugumo požiūriu mąstydami esam už tokias sankcijas ir labai jų laukiam. Kol kas nesimsim spėlioti, ar taip įvyks. Turbūt čia metas jums klausti apie Lietuvą, kaip ir kiekvieno mūsų pokalbio pabaigoje. Jo, aš norėjau klausti, kadangi kalbėjom anksčiau apie Amerikos sienas, klausimas yra, kaip jūs reaguojat į Vokietijos, Lenkijos sienų politiką ir Lenkijos su Lietuva sienos uždarimas, ne visai uždarimas, bet tikrinimas žmonių, kurie bando keliauti iš Lietuvos į Lenkiją arba iš Lenkijos į Vokietiją. Kokia tavo, kadangi tavo tema yra, esi parašęs knygą tą temą, kokia tavo nuomonė yra? Na, iš tikrųjų, Lenkija grąžino sienų kontrolę ir grąžino todėl, kad, sako, neįmanoma suvaldyti migrantų srautų. Ir čia yra keli aspektai. Siena su Vokietija, jie ten žaidžia įdomų žaidimą. Lenkija praleido, aišku, nemažai migrantų, kurie vyko iš Lenkijos į Vokietiją. Vokietija iš esmės pradėjo juos tikrinti ir jeigu jie atvyko iš Lenkijos, tai grąžinti atgal. Grąžino jau berods 11 000, jeigu aš neklystu ir padarius šaltinius skaičiau. Lenkija šito neapsikentė ir pasakė, kad mes uždarom tą sieną iš esmės ne tam, kad nebeitų į Vokietiją, bet kad Vokietija nebegrąžintų. Bent jau aš taip matau tą situaciją. Bet daug labiau kas nustebo, jog uždaryta siena, tiksliau neuždaryta, o grąžinti tikrinimai, kas šiandieno zonoje nėra įprasta, tarp Lietuvos ir Lenkijos. Nes Lenkija sako, ir iš Lietuvos vyksta nelegalūs srautai. Ir čia yra du dalykai. Viena vertus, iš Lietuvos nelegalūs srautai iš tikrųjų egzistuoja. Jie nėra labai dideli, bet jie yra ne mūsų. Jie yra iš Latvijos. Ir čia buvo Lietuvoje nemažai tokių pamastymų, pasimetimo, kodėl iš Latvijos eina. Nes kai 21 metų vasarą Baltarusijos režimas pradėjo siūsti dirbtinai susiskraidinės čarteriniais reisais migrantus į Lietuvą, Lenkiją ir Latviją, tai gan greit visos šalis sureagavom, pasistatėm tvoras, apsirūpinom ir pradėjom gaudyti ir apgrėžinėti tuos nelegalus ir teisingai darom. Latvija pasirodo, ko nepadarė. Latvijoje nėra sistemingo kamerų tinklo. Nes kad veiktų tas atgrasimas, turi būti pasieniečiai, kurie pasiruošia atvykti, turi būti tvora, kuri nesustabdo, bet užlaiko tuos nelegalus ir turi būti kameros, kurios parodo pasieniečiams, kur užlaikyti tie nelegalai, ten lipa per tvoras ar kerpa tas tvoras, bet žodžiu vis tiek bando pereiti. Tai štai Latvijoje yra tvora kaip ir Lietuvoje, bet nėra kamerų. Ir ta tvora užlaiko, sakykime, 10 minučių juos, bet jie vis tiek pereina per tas 10 minučių, o pasieniečiai neatvyksta ir nesugaudo. Ir tas lemia, kad iš Latvijos yra, bijau sumeluoti, ar kelių šimtų gal srautas
per mėnesį žmonių, kurie, na, patenka į Latviją ir tada traukia į Vokietiją per Lietuvą, per Lenkiją. Tai kadangi mes nekontroliuojam sienos tarp Lietuvos ir Latvijos, tai galiausiai tai pasiekė Lenkiją, Lenkija nusprendė kontroliuoti sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos, kas yra iš dalies logiška, nes tai yra trumpa atkarpa sienos, tai yra patogiau, paprasčiau daryti. Tai va štai todėl, bet aš prie to pridėčiau dar vieną momentą, apie kurį iš viso niekas nekalba. Į Lietuvą vyksta daugiausiai legali migracija su legaliais leidimais dirbti Lietuvoje, bet jau yra įsigudrinta ir visai nemažai įmonių veikia, vykdo efektyvę veiklą, ne va tai jos yra transporto įmonės ar panašiai, o iš tikro, ką jos daro, jos neturi nei vieno sunkvežimio ir nieko tie jų įdarbinti migrantai nevairuoja, bet jos perparduoda tuos migrantus taip pat ir, pavyzdžiui, Lenkijai. Ir taip legali migracija į Lietuvą, tarkim, iš kokio nors Uzbekistano, tampa jau kaip ir nelegalia migracija į Lenkiją. Ir šiaip Šengeno zonoje tu to nesužiūrėtum. Lenkija negalėtų patikrinti, koks legaliai Lietuvoje, ES gyvenantis žmogus kirto sieną ir išvyko į Lenkiją dirbti, nors Lenkija to žmogaus nesusitvarkė jam leidimo dirbti Lenkijoje. Bet dabar, jeigu pradeda sienų kontrolę, Lenkija galės tą daryti. Tai va tokia logika, mano galva, yra to sienų uždarimo ir turbūt jis gali tęstis tol, kol Latvija savo sienos nesusitvarkys visapusiškai. Tvora, kameros ir pasieniečiai. Tai tikiuosi, kad praskleidžiau paslapties šydą. Tai tokie va įspūdžiai apie migraciją Lietuvos abiejose pasieniuose. Ir turbūt toks kaip ir leitmotyvas išeina, nes kalbėjom nemažai apie migraciją JAV, apie migraciją čia. Aš aišku džiaugiuosi, kad turim dėmesio šitai temai. Labai ačiū Jums, Povilai, už skirtą laiką, už įžvalgas, klausimus, visada malonu Jūs girdėti. Aš tikiuosi, kad ne tik man, bet ir visiems žiūrintiems ir klausantiems. Kitaip jie to nedarytų. Ačiū, Povilai. Labai malonu, Vytautai, ir tarp kitko aš norėčiau priminti, kad žiniasklaida Lietuvoje ir žmonės, kurie domės tą temą, turėtų paskaityti ir pastudijuoti tavo knygą Kolonizacija, kur labai tiko detalės, tą, ką mes kalbėjom ir giliau tu diskutuoji tą temą. Aš norėčiau visiems rekomenduoti tavo knygą. Ačiū. Tai buvo neatlygintina ir nepatinė reklama. Iki kitų kartų visiems. Sudėjau. Su Dievu, Vytautai.